Nu tai ką, labas rytelis, mėly YouTube žiūrovai. Nauja kelionė. Ne visai toli nuo namų, pasilikom Bavarijoje. Šiandien yra gegužės 1. Ta proga sumąstėm nuvažiuoti iki Bavarijos ežero. Šiandien atvažiavom prie Chiemsee ežero. Lietuviai vadina ją Chiemsee. Pats didžiausias ežeras Bavarijoje ir trečias didžiausias ežeras visoje Vokietijoje. Žodžiu, su dviračiu jie apvažiuot maždaug apie 60 km gaunas. Chiemsee ežeras turi 3 salas netgi. Viena sala vadinasi Vyrų sala, kita vadinasi Moterų sala ir kita yra tokia mažytė sala, Krautinsel vadinas. Tai paprasta salikė. Čia vat kaip atrodo šitas ežeras iš viršaus. Čia yra ta Vyrų sala, čia yra Moterų sala. Ir dar čia kažkur ir mažas tas mažytė salytė dar. Salos yra ypatingos to, kad Moterų saloj yra moterų vienuolynas pastatytas netgi 700 kažkelintais metais, žodžiu, žiauriai seniai. Vyrų saloj yra Liudviko karaliaus pilis pastatyta. Tai žodžiu, Liudvikas daug pilių prisistatė čia savo Bavarijoje, tai vieną iš jų pasistatė pačioj saloj, didžiausiam ežere Bavarijos. Tai važiuosim šiandien pažiūrėti. Šalia čia vat yra traukinukas. Šiaip šitas traukinys važinėjasi tarp pagrindinės traukinių stoties ir šito ežero. Ypatingas yra tuom, kad jisai varomas garais, toks senovinis traukinys, bet šį kartą pakeitė į dizelinį traukinį, nežinau, kažkas turbūt atsitiko su juo. Tai va taip atrodo tas dizelinis traukinys. Žodžiu, čia vagonai va visi, senoviniai vagonai. Tai žmonės yra nusivylę, aš nežinau, ar čia visam laikui pakeitė, internetiniam puslapį irgi nerašo, ar visam laikui, ar čia tik laikinai, bet originaliai važiuoja tas tikras senovinis garų traukinys. Galit pasižiūrėti, kaip tas traukinys iš tikrųjų atrodo. O čia. Tai va, čia jau pats uostas vadinamas. Laivai plaukioja kas pusę valandos maždaug. Čia vat Aistė į kadrą pakliuvo su kapučinais. Jo, tai dabar planas yra tas, kad nusipirksim bilietą, su kurio galėsim abi salas aplankyti. Čia va traukinys išvažiuoja, ten pypina laivai. Nu va, bilietukus nusipirkom. Darysim salų turą. Čia mūsų laivas lyg, tai sakė, iš 7 aikštelės išplauksim. Šiandien nusimato labai karšta diena, aš po kol kas vis dar sustriukė esu, bet jau reikia nusiimti. Čia va gali matyti, važiuoja va kas 10 minučių realiai. Nusiimk, juk labai jau karšta. Šiandien nusimato 26-27 laipsniai karščio, tai kepsim jo. Taip yra, kai ryte būna šalta, išvažiuoji su striukė, pasiemi viską su savim. Prieš pietus karštą pasidaro, viską po to reikia tampyti su savim. Na va, atėjom į laivo viršų. Gali matyti kalnų panoramą gražią. Čia va kapitonas sėdi, ponas. O čia va priekis. Čia va kaip vidus atrodo. Tokie va stalai sudėti. Kaip prastas oras gali sėdėti. Alaus nusipirkti viską. Dešrelių. Kaip salos atrodo iš viršaus. Čia ta negyvenama maža sala, o čia yra ta antra iš mažiausių. Čia yra Moterų sala. Čia senovinės nuotraukos. Senovinis planas dar vaparai. 1906 metų. Sveiki atvykę į Vyrų salą. Vyrų sala. Čia moterim nėra ką veikti. Tai va, pirmieji žingsniai į salą. Pažiūrėsim, pajusim kažkokį vidinį keistą jausmą. O, jaučias, kad vyram priklauso šitą salą. Nusipirkom 2 bilietus į pilies vidų su gidu. Mes esam buvę realiai šitoj saloj, bet mes pačioj pily nebuvom. Kada turim 11 valandai, ne?
Tai dabar aplink salą biškį čia pasivaikščiosim ir varysim į pilies vidų pas Liudviką karalių. Kaip ir prie kiekvienos Liudviko pilies yra galimybė su karieta nukeliauti iki pilies kaip karaliui. 10 eurų nukeliauti porą šimtų metrų į viršų. Nu čia tik tai toks, žinai, kad tu pasijauti toks biški labiau princas, karalius, kažkoks toks iš tos pusės žiūri. Tai tos moteris ten ir pirko, man atrodo. Sako, I want with chauffeur, sako. Sako, leg, broken leg. Sako, I need chauffeur. Graži sala, sutvarkyta, žolienų pjauta, gamta graži. Gali gyventi čia, bet čia tik vyrai gyventi gali. Ne. Vyrų saloje, vyrai. Atkeliavom prie pačios pilies, į pilies teritoriją. Dabar yra žiemos dar sezonas, iki gegužės 15 kažkur dar skaitos žiemos sezonas, nors labai šilta yra. Ten Aistė va pozuoja gražiai, sako, nufotkink mane. Laimės laiptais lipa. Fontanai išjungti taupimo sumetimais, kadangi dabar sunkus laikai. Iš pilies nebesurenka pinigų. Ne, bet jeigu realiai, tai jo, čia sezonas kaltas. Žiemą iš viso uždengia šitas visas statulas su tokiais mediniais apkala, kadangi per žiemą vis tiek išblunka statulas per žiemą. Ten vienas toks pat fontanas toks ir čia. Na va, atėjom į patį vidų, jau šaukia paskutiniuosius. Čia va iš pilies koks vaizdas. Vargšai ir kliukai tempia turistus, o ten matos va ežeras tiesiai. Kitoj pusėj pilies irgi matos ežeras. Nu va, čia kita pusė pilies. Čia vėl ežeras matos. Žodžiu, toli nenueini čia, tik tai ratais gali eiti saloje. Žmonių nieko nėra. Va. Graži pilis, atrestauruota viską. Liudvikas gerą skonį turėjo. Nu, man atrodo, neleidžia filmuoti tenai. Nebijaisi. $40 minučių truko su gidu praeiti pilį. Tai žodžiu, iš 70 kambarių įrengė tik tai 20, ne? Taip. Labai neužbaigta pilis, bet labai brangiai kainavo, kadangi pinigai baigėsi Liudvikui. Bet atrodo viskas žiauriai įspūdingai. Vien auksas, marmuras, porcelianas ir taip toliau. Viskas, kas brangiausia tais laikais buvo, viskas sudėta buvo. Esam laisvi, dabar biški po pilį aplinkui pilį pasivaikščiosim po salą ir plauksim vėliau į kitą salą. Žodžiu, dėl to, kad sutaupyti pinigų įjungia fontanus, bet įjungia trumpam laikui tik tai, kadangi dabar vis dar žiemos sezonas, žmonių nėra paprasčiausiai tiek daug. Va, dabar įjungti fontanai, galim matyti. Žmonių labai nedaug, palyginus turistų nedaug. Šiandien trečiadienis be to, taip kad vidury savaitės, ne savaitgalis. Ir ką jūs pasakysit, pilį apėjom iš antros pusės. 70 kambarių, bet, kaip ir sakiau, 20 tik tai išremontuoti ir kiti tokie plytom tik tai išdėti. Ten va tiesiai gali varyti ir iki pat galo, iki pat ežero. Nu va, čia užkilom biškį ant kalniuko. Vėjas pakilo, o čia Šveicarijos stilium medžiai. Šitos medžius karpo tol, kol gumbas ant gumbo pradeda augti ir gaunas tokie kaip randai. Biški užauga, nukerpa ir taip formuoja tokius bumbulus.
Šveicarijoje labai daug kur yra taip. Čia rašo, ko galima rasti. Saloje, ne? Kokie augalai auga saloje. Biblioteka. Bibliotekos salė. Kas per garsas, eimas. Grindis tai išdžiūvusias gerai. O čia jaukus kambariukas su geru vaizdu per langą. Trumpa pauzė biškį pavalgyti, ką iš kuprinių išsitraukiam. Krosanus, pomidoriukus ir džiovintas dešrytes. Nu, žodžiu, taip užkasim biškį. Su geru vaizdu į ežerą. Aš sakiau, ilgai laukti nereikės. Rodo, kad yra pavasaris, vakas. Nužydėjusios pienės. Nu va, keliaujam po biškį link uostelio. Sugrįžom į savo uostelį, nusipirkom mineralinio vandens dar. Saloj viskas per brangu, lauksim laivuko savo. Nu va, mes ir vėl laive. Pajudom po biškį. Atvykom su laivu Berta, tai dabar žmonės čia laukia visi eilė jau išplaukti iš šitos salos. Žodžiu, čia yra mažytė salytė iš tikrųjų. Nu ką reiškia mažytė, kokie 2-3 kilometrai. Tai eisim pasivaikščiosim. Atvykom į moterų salą. Tu čia neturi būti. Moterų saloj? Taip. Aš leidau tau būti vyrų saloj, tu leisi būti man moterų saloj. Tai dabar eisim čia, apvaikščiosim aplinkui ir yra dar vienuolynas moterų. Gali ir skrybelę va nusipirkti. Čia kaip ta sala atrodo iš viršaus va. Nu va, Aistė eina tikrinti vandenėlio. Nežino, kiek tų laipsnių čia bus. Sėski skylę čia. Ne pirštų galiukais, o visą ranką ypač. Nu tai koks? Šaltas. Aha, žiauriai šaltas jau. Ledinis. Ledinis vanduo. Kas gali maudyti čia? Geri akmenys. Čia atrodo nuskilę nuo kažko būtų. Tai va tokia ta moterų sala. Vyrų salą gali matyti va tenai. Aš per tą langą va filmavau, kai buvom tame muziejui. O. Ups. Plaukia laivelis atgal į Prienus. Prienai tai vadinasi tas miestelis, nuo kur mes pajudėjom. Mes sakom Prienai, iš tikrųjų jie vadinas Pryn. Moterų vienuolynas jau ryškėja po biškį. Į bažnyčią tiem. Moterų salos vienuolyno bažnyčia.
Nu va, dabar einam čia palei salos kraštą. Maža sala, greitai apeisim čia. Jaučiu čia kokį 15 minučių ir apeina, aš taip galvoju. Aistė mane filmuoja, aš neapsuprantu, kas čia ką filmuoja. Čia va pats kraštas. Iš čia irgi gali plaukti kažkur į kitą galą. Čia va saloj privatų žmonės savo gyvena, va, malką susikrovė, va, turi savo priplaukimus kiekvienas atskirus. Tai savo valtikės ar kateriukus, o kažką tokio. Ir čia va gyvena. Čia be to yra ir galim kur pernakvoti. Toks kaip viešbutis, galim sakyti, padarytas. Jo, viskas sutvarkyta, viskas gražiai. Dankeschön. Na va, nusipirkom čia tokius bubble tea. Saistė, va. Tik tų kamoliukų neįdė. Sakė, nebeturi. Nu, tai dabar gersim savo bubble tea. Čia va sėdim ir atplaukė laivukas. Bet čia tas didesnis laivas, o ne? Kurite plaukėm? Kurite plaukėm, čia tas labai didelis. Tai va taip įsitaisėm čia, ant striukės atsisėdom su savo bubble tea aperol. Nu va, į salos vidurį vėl atėjom. Visi susiprivatinę viską ir susipirkę žmonės. Sakau, visai neblogai būtų. Savo būstą turėti saloj, valtytę turi, perplauki į krantą, ten mašiną pasilieki, su mašina nuvažiuoji, apsiperki, tada vėl pirkinius persikeli į valtį ir su valtim grįžti atgal. Čia net edekai ir va. Tai jau nežinau net ką sakyti. Čia va sala, kur mes esam dabar. Mes žodžiu čia va atplaukiam ir tada apėjom visą salą. Va čia pro šoną šito vienuolyno, tada pro bokštą. Tada užėjom čia į bažnyčią. Grįžom atgal ir ėjom va čia per tos kampučius atgal. Čia va atgal. Tada čia išgėrėm aperolį. Ir tada lipom čia į viršų. Čia. Ir dabar esam čia per vidurį. Daug pasirinkimo kaip ir nieko. Ratais, kvadratais. Teiks grįžti į Prienus. Va, jau juda eilė. Žodžiu, viskas paskutinį kartą laive. Plaukiam į krantą, jau viskas. Čia fontanai yra, bet kada gali išpurkšti į viršų. O čia va apžvalgos bokštas, toksai bokštelis padarytas. Iš viršaus pažiūrim, kaip iš viršaus atrodo. Nu va, iš viršaus. Dar apsnigusių kalnų biškį matos. Kalnai visi su aukščiais. Ant galų dar ledų nusipirkom 2 kugelius aš. Aistė vat vieną be dvigubą. Man labai daug įdėjo. Nežinau, kodėl patikau turbūt. Va, valgom ledus. Ir, sakom, čia matos va pilies kamputis. Iš tenai žiūrėjom, kaip buvo prie pilies. Per tą tarpą. O čia dar kaip įdomiai padaryta šiukšlinė su tokiu buteliam įdėti. Tai žodžiu, jeigu koks nepasiturintis žmogus gali pasiimti, nereikia kišti rankos į šiukšlinį ir ieškoti. Tai irgi labai gera idėja. Tai va, tai kaip vertina čia kelionę? Puikiai. Puikiai. Vienos dienos kelionė. Gegužės 1. Išnaudota diena. Labai karšta.
Tai viskas, dabar keliaujam namo po biškį. Jeigu viskas gerai, 3 valandikės ir būsim namo. Tariu sudie, viso gero ir iki kitų kartų. Ate. Open my eyes, I slept through the day. Slept through the day, feeling uneasy, I push it away. Push it away. Last night was fun, don't feel like today. Feel like today, let's do it again, let's go on a day.